Na tai ką, merginos, sveikos, antras mūsų epizodas. Šiandien jau pakalbėjom už kadro, kad šiek tiek esam kažkokios, net nežinau, čia sakyti, išsitaškiusios ar išsisėmusios, gal čia tas pirmadienis taip veikia. Po to savaitgalio kažkaip sunku gal sugrįžti į tą rutiną, darbų krūvą. Tai kaip jūs jaučiatės? Tai Irgi va kaip, panašiai. kaip ir įvardinai iš tikrųjų išsitaškysios, nežinau, man tai rugsėjais. Man rugsėjais, kadangi mokykla, vaikai į mokyklą, tai kažkaip tas labai veikia, bet šiaip nieko. Pas Kam mane čia? irgi panašiai rugsėjais, tai mintis apie mokyklą, ką reikia supirkti, ką reikia paruošti, ką reikia pradėti, labai daug tokių minčių apie naujas pradžias. Atrodo, toks rugsėjais kartais kaip toks sausis panašiai. Atrodo, kažkokia nauja pradžia prasidės, mokslo metai, kažkas tai toks. Tai. Irgi daug Oi, apie čia tai. gerai labai paminėjai šitą, nes man rugsėjo 1 tai yra nauji metai. Nu, Man ne nuo sausio prasidėjo, man rugsėjo 1 yra kažkoks vat skambutis į naujus metus. Ir dar va vaikui prasideda visi bureliai, viskas, tai man atrodo kaip visom mamom daug minčių, daug darbų, daug visko. O šiandien mes susiruošėm ir pasiruošėm pakalbėti apie emocinį nepasiekiamumą. Tai net nežinau, galvoju, gal Violeta tau perduosiu kokį žodį, praplėsti tą emocinį nepasiekiamumą. A, praplėsti, galbūt įsivardinti iš tikrųjų, kas tai yra. O pats apibrėžimas tai yra labai paprastas. Tai yra žmogaus nesugebėjimas ir nenorėjimas įsileisti kitų žmonių į savo vidinį, vat, emocinį pasaulį. Bet labai dažnai iš tikrųjų tai nebūna sąmoningas pasirinkimas. Jeigu sąmoningas, tai sakyčiau, jisai toksai trumpalaikis galėtų būti, bet čia tokia nuolatinė būsena, kai tiesiog nenori įsileisti į savo vidinį tą emocinį pasaulį kitų žmonių, nenori rodyti jausmų, emocijų, dėl to, kad, nu tiesiog, tai toksai mechanizmas apsauginis organizmo proto tiesiog nuo kažkokių patirčių, nuo tam tikrų susiformavusių įpročių, įgūdžių arba matant tokį pavyzdį augant, tai va taip mes ir užaugam tokį modelį ir taikom. Tai aš kaip užkietėjusi buvusi emociškai neprieinama, galiu iš tikrųjų pasakyti, kad tai iš tikrųjų nėra sąmoningas pasirinkimas ir iš vidaus tai jaučiasi, ta prasme, ko jūs iš manęs norit? Su manim tai viskas gerai, ko jūs lendat prie manęs su tom savo emocijom, ko jūs čia klausinėjat ir ko jūs norit? Man taip gerai, man taip saugiau. Tai vat tiek iš tikrųjų apie tą emocinį neprieinamumą, nepasiekiamumą, kiek tas trukdo gyvenime. Trukdo, tikriausiai, trukdo. Bet kol nepamatai tos kitos pusės už tvoros, tai tu nesuvoki, nes tai yra labai natūrali tau būsena, nes tu tokia išmokai, tu taip gyveni ir tau tai yra natūralu. Mhm. Karolina, ar tu turi, pavyzdžiui, kokį nors pavyzdį iš savo gyvenimo, nu, vat, apie tą emocinį neprieinamumą, nepasiekiamumą? kaip įdomiai Violeta sako, kad sako, tam žmogui nėra labai svarbu, atrodo, palikit mane. Tai labai čia įdomu būtų praplėsti šitą tavo pasakymą, Violeta, nes aš asmeniškai manau, kad nesu tame žmonių tarpe, kuriam esu emociškai neprieinama. Aš gal kaip tik esu daugiau patyrusi, ką reiškia bandyti kurti ryšį, bandyti kurti santykių su žmogum, kuris emociškai neprieinamas. Bet, vat, kaip mes šiek tiek pašnekėjom prieš pradedant filmuoti, kad sakot, jūs yra santykiuose, daugiau tokiuose partnerystės santykiuose, tai čia vienareikšmiškai tikriausiai didžioji dalis vyktų šitų pavyzdžių partnerystėje, kada vyras arba moteris yra tiesiog emociškai neprieinami ir neįsileidžia į savo vidų, į savo jausmų pasaulį. Ir tai kaip iš tikrųjų, aš nemanau, kad tai yra apie šaltą širdį, tai galbūt yra daugiau apie išgyvenimo strategiją, tiesiog apie savisaugą. Nu, bet jeigu aš atsiversiu
ir įsileisiu kažką į savo tą jausmų pasaulį, pamatys, kas ten vyksta. Tai čia tiesiog apie baimę, apie tą saugumo norėjimą, bet, va, tu manęs, Alvyda, klausai pavyzdžių, aš šiandien apmaščiau, kad aš esu susidūrusi su tokiais pavyzdžiais, kad tas emocinis neprieinamumas gali būti ne tik romantiniuose santykiuose, iš tiesų gali būti ir tarp draugų, gali būti visuomenėje, jeigu tokiam platesniam maste, kada visuomeniai taip pat nerūpi žmogaus skausmas tam tikros, pavyzdžiui, srities. Na, tarkim, nesileisiu tas visuomeninės tokias temas, bet trumpai, jeigu kaip pavyzdys, tarkim, mamų rūpešiai, mamų skausmas nelabai yra svarbu visuomeniai ir sako, pas mus buvo dar prasčiau, tu turi geresnius laikus, tai tu ramiai. Nu, tai aš irgi vardyčiau tai kaip tokį emocinį neprieinamumą. Ir gali būti, mano nuomonė, tarp aplinkos, tarp draugų, kada kuriamas ryšys yra labai paviršutiniškas ir kas liečia kažkokį gylį, emocijas, ten atsiranda blokas ir ten į tas temas neinam. Tai daugiau neišsiplėsiu, turiu ką dar pasakyti, bet Alvyda, perduodu mikrofoną tau. Iš tikrųjų, tu labai taip gražiai papasakojai tai, ką aš iš esmės noriu pasakyti, va, tarsi apibrėžti, kad tos priežastys būna tos psichologinės ar ne priežastys. Tu iš tikrųjų viską ir pasakei, kad tai yra toks žmogaus kaip apsauginis mechanizmas, ar ne, kuris neįsileidžia, nes jis galvoja, ei, stop, nu, jis gali šiek tiek gal ir suvokti, bet gali ir visiškai nesuvokti, ar ne? Ir jis sako, stop, aš neįsileisiu, nes man skaudės. Dar kas man buvo, aš pagalvojau, kad čia labai vyram tinka, kad baime būti atstumtam. Jie taip bijo būti to atstumimo, kad jie tiesiog irgi neprisileidžia, ar ne, prie savęs ir taip susikuria tas emocinis toks neprieinamumas žmogaus. Bet gal man kas įdomiausia buvo, aš kai ruošiausi podcastui, tai kad tai yra tos socialinės kultūrinės priežastis ir, kaip aš sakau, bobučių anksčiau sakyti dalykai, kad vyrai neverkia, nesiskūsk, pas kitus dar blogiau. Tai čia man išlindo toks pavyzdys iš gyvenimo apie vaikus, kaip mes galim padaryti emociškai nepasiekiamus tos vaikus, nes įsivaizduokit, jeigu tėvai kartoja tokius dalykus, ar ne, neverk, nu čia viskas gerai, tugi vyras, nusišluosti ašaras, neverk. Ir dar seneliai kartoja, ir dar aplinka kartoja, ir gaunasi taip, kad mes patys padarom tos vaikus tokius šaltus, o kitas pavyzdys man šiandien iškilo, toksai du kraštutinumai, kad visai nesenai pastebėjau tokią mamą, kuri atvedanti į mokyklą vaiką pirmokėlį, labai stengiasi jį pabučiuoti, pamiluoti ir vaikas akivaizdžiai rodo, kad jis nenori, jisai tarsi nusisuka, tarsi jam ir nepatogu ir gėda ir aš paskui tą mamą pamačiau, kaip jį vaikšto aplink langą, žiūri, ar tas vaikutis nuėjo, ar viskas gerai. Tai man atrodo, va čia yra tie du kraštutinumai, kaip mes galim padaryti vaikus emociškai nepasiekiamus, tiek vienu atveju ar ne slėpti emocijas, tiek kitu atveju, kai mes patys savo emocijom bombarduojam vaiką, nematydami jo kažkokių tai poreikių. Ir mes, ir realiai gaunasi taip, kad tarp to ir tarp to mes turim ieškoti to balanso, kad mūsų vaikai, netaptų tais emociškai nepasiekiamais. Tai man tiesiog iškilo toks pavyzdys šiandien ir man atrodo, kad, du tokie kraštutinumai. Tai aš norėjau papasakot apie tą tokį visiškai, nežinau, asmeninį dalyką, kurį pati praeitą savaitę pamačiau. Aš irgi sutinku, tai tas emocinis neprieinamumas, jeigu praplėsta mūsų savoka, tai yra nekreipti dėmesio į iškylančias emocijas. Tiesiog, tai tavo pavyzdžio apie vaikus, kada vieną kartą vaikas akivaizdžiai sako, man nereikia, irgi yra nekreipiamas dėmesys. Tai tiesiog numoti ranką į tas emocijas. Man toks filosofinis dabar klausimas. Ar galim mes būti fiziškai su žmogum labai labai arti, bet emociškai labai toli? Violeta, mikrofonas tau. Tai aišku, kad galim. Tai, iš savos patirties, kadangi tikrai buvau užkietėjusi iki to, kad pirmas epizodas, iš tikrųjų, ką dabar analizuodama gyvenimą,
ką pirmiausia prisimenu, tokį pavyzdį, kur aš buvau, nu, labai stipriai emociškai neprieinama, nepasiekiama. Ir gal, nu, vat, kas pradėjo formuoti tą tokią mano būseną ir savybę, tai buvau gal 12 metų ir tėvas mano mirė. Jisai metus laiko prieš tai sirgo vėžys ir per laidotuvės aš neverkiau. Nei vienos ašaros. Nei vienos ašaros, nes, nu, tiesiog ta vat situacija su liga. Ten buvo kitų niuansų iš tikrųjų augant ir tai, nu, tiesiog vat viduje užsifiksavo, kad tai yra nesaugu. Rodyti emocijas yra nesaugu. Dėl to, nu, nebuvo nei ašarų, nieko. Ir paskui, kiek buvo skaudžių tokių išgyvenimų, nu, sakykime, mokykloje patyčios, kažkokios paskui meilės, seilės, išdavystės ir visa kita, ir jokių emocijų, jokių jausmų. Tai ir iš tikrųjų tos vat patirtis ne tik tai, kad pats tampi emociškai neprieinamas ir nepasiekiamas, nu nesidalini, bet tu ir net pažįsti. Tu tuos visus jausmus ir emocijas taip giliai ten paslėpi kažkur, kad tik neišlystų, nepamatytų, nejaustų, negirdėm, ir tu jų nepažįsti. Tu jų net pažįsti, aš dabar iš tikrųjų vis dar mokausi emocijas atpažinti, įvardinti, nu ir taip jų neužlaikyti. Tai vat iš ko gimsta tie tokie emociškai nepasiekiami žmonės, iš to, kad jie tas savo jausmus ir emocijas tiesiog suvalgo, paslėpia, nu, jie negali su jom būti. Mhm. Aš tai kažkaip, man labai buvo įdomu sužinoti šitoj temai, ar yra skirtumas, kaip tarkim, vyrai tampa emociškai neprieinami ir kaip tampa moteris emociškai neprieinamos santykiuose. Ir aš skaičiau, valgiau, man taip įdomu buvo. Ir iš tikrųjų yra skirtumas, ir aš nežinau, galvoju, kad galim gal apie tai pakalbėti, ar ne? Mat kaip moteris sugeba padaryti tą, netinkamą žodį sugeba, nereiškia, mes nedarom to specialiai, ar ne, ir kažkaip. Kad labai dažnai mes vyrus kritikuojam, ar ne? Mes norim būti tos mamos, jos pamokyti. Mes labai daug dedam spaudimo jiems, pavyzdžiui, bandom kažkaip prašyti jų pasakyti kažkokias emocijas, pasakyti, ar mus myli, ar ne. Dar mes turim tokį dalyką, kad moterys yra beprotiškai emocingos ir jos labai labai užpila tos vyrus emocijomis, kas irgi dažnai būna vyrų toks atsitraukimo momentas santykiuose. Ir aš net buvau išsirašius tokį sakinį apie tai, kad mes labai dažnai norim, pavyzdžiui, kito žmogaus, ar ne, jeigu santykyje emocijų, kad jis mums atsivertų, bet ar iš tikrųjų mes realiai galim priimti ir nuryti tą emocijos piliulę. Nes labai dažnai aš pati savyje tą pastebiu, kai man kažką pasako ir atsiveria, tai aš tiesiog pradedu tuos sakinius, bet tačiau, vat buvo tai, bet matai, vat aš taip galvoju ir man atrodo, kad čia yra didžiulė klaida, nes kai žmogus atsiveria, tiesiog reikia suprasti, kad tai yra labai jautru ir kad mes neturim kišti savo nuomonės, ar ne, ir ant viršaus kažkaip užkalbėti, nes tai uždaro mūsų tos vyrus. Čia jeigu kalbant apie santykius, kuo aš dabar gilinausi ir domėjausi. O moterų, tai manęs nenustebino visiškai, nes iš esmės moteris užsidaro tada, kai jų gyvenime būna absoliutus perfekcionizmas, tai čia yra dažnas dalykas, kai moteris užsikrauna viską savo ant kupros ir viską neša. Ir žinot, kai sako vyrai labai dažnai, kad moteris tampa šaltos kaip ledas. Tai labai dažnu atveju jos tampa dėl to, ten jeigu pakrapšius, tai greičiausiai yra tiesiog toks lėtinis jau išsekimas. Ir jį tiesiog taip užsidaro. O kitas dalykas, moteris, kai tampa nebematoma santykiuose, kai jie nusivilia, ir nors moteris turi labai daug kantrybės, kaip aš sakau, ir metus, ir 5, ir 10 mes galim kentėti,
Bet kai jos užsiveria, ar ne, kai jau jos nusivilia ir jau nebesitikė nieko, tada jos panirsta į tą tylą. Tai va čia tie du skirtumai, kuriuos aš gvildenau, išsirašiau, nes man buvo labai įdomu ir man atrodo, jeigu mes atpažįstam vienur ar kitur save, tai galim kažkaip bandyti, nežinau, keisti tai, kaip jums atrodo. Įdomiai labai čia papasakojai. Aš irgi galiu tik pasakyti iš savo patirties, iš savo santykių, kad ką esu pastebėjusi, vienareikšmiškai, kad atskleisti savo jausmus, atverti savo vidų, kalbėti apie savo jausmus ir netgi išgirsti partnerio jausmus yra daug sunkiau, negu apsimesti, kad nieko nevyksta. Nes kalbėjimas apie tai, ką tu jauti, kartais net gal apsiverkimas ir žiūrėt, kaip tavo galbūt partneris kalba apie kažkas, kas jam skaudu, reikalauja labai daug energijos. O vat apsimesti, kad nieko nėra, kad viskas gerai, kad nieko neskauda, kad toks gyvenimas yra daug paprasčiau tam tikram laiko tarpe. Tai tikriausiai dėl to taip dažnai ir vyksta tokie dalykai, kad žmonės atitolsta emociškai, nes visas šitas emocinis atvirumas, prieinamumas reikalauja daug energijos, daug įdirbio, tai yra procesas, reikalauja darbo, bet kiekvienas darbas atneša savo vaisių. Tai vat mano nuomonė, tas vaisius, kurį mes gauname atsiverdami, mokėdami išklausyti vienas kitą, dirbdami su savo emocijomis ir priimdami kito žmogaus emocijas, mes gaunam labai stiprų ir subtilų, gilų ryšį, kas gali būti gražiau negu tas, ypač partnerystė, kai yra sukurtas gilus ryšys. Taip. Bet tu, Alvyda, ką pasakytas, tos du skirtumus, ne, kaip vyrai, moteris, bet čia yra jau iš tikrųjų rezultatas. Čia yra rezultatas kažko, kas privedė prie to, sakykime, moteris, kad jinai nusivilia santykiais, pavargsta, tai jau yra rezultatas to, kad jinai arba ribų savo nejaučia, nenusistato, arba savivertė žema, ten gali būti N tų dalykų. O vyrų lygiai taip pat. Ten yra rezultatas, tas, kad jisai nenori ir jam per sunku gal tas visas emocijas atlaikyti, irgi rezultatas to auklėjimo, tų bobučių pasakojimų, kad tu neverk ir visa kita. Ir šiaip, vyraigi, kaip, jeigu pas jį ateini su skundu, tai jisai eina ieškoti sprendimo, o ne, ką čia reiškia išklausyti tave? Tai einam spręsti iš karto, o tu tai nenori, kad spręstų, tu tik nori, kad paklausytų. Tai čia tokie skirtumai. Jo, aš pati pradžia, nuo ko aš galvoju, kad reikėtų tokius dalykus spręsti ilgalaikiai perspektyvoje, netrumpalaikiai, tai yra emocinis raštingumas. Tiek berniukam, tiek mergaitėm, tiek vyram, tiek moterim, niekada nevėlu iš tikrųjų. Kuo mes daugiau apie savo emocijas suprantam, tuo mums paprasčiau. Iš esmės ten ir tas, kaip tu, Alvyda, sakai, kai mes užsipuolam vyrus su savo emocijom, aš tą labai grubiai pasakysiu, aš tą vadinu emociniu vėmimu. Nes iš tikrųjų kartais būna, kad jau tos emocijos verda ir jas reikės visas ištransliuoti, atiduoti kažkam. Nebūtina tą daryti. Realiai, jeigu tu savo įsivardini, supranti, dėl ko ten tos emocijos kyla, tai tau jų atiduoti niekam nereikia. Ir esmė, kad emocija tai tavo, problema irgi tavo. Prie ko čia tas vyras? Iš tikrųjų, vyrai dažnu atveju iš tikrųjų trigerina tas emocijas, jas iškelia. Ir mes kažkaip taip ant jų ir sumetam, kad čia tu kaltas. Bet iš esmės tavo emocija, tavo reikalas, tavo problema, tai tu su jie ir tvarkykis. Aš taip grubiai pasakysiu, čia gal per grubiai nuskambės iš tikrųjų, bet esmė, kad mes mėgstam tas emocijas atiduoti, kai niekam jų nereikia. Ir nei vienas aplinkui neprivalo, niekas neskolingas tau tą emociją priimti ir sutvarkyti ją. Taip, aš labai sutinku, man atrodo, pirmiausia, jeigu apskritai apie tai kalbant, apie santykį, ar ne, tai pirmiausia, reikia pradėti nuo savęs ir suprasti,
kaip tau, ko tau reikia, ko tu nori. Nes, nu, iš esmės, jeigu tu eisi ir prašysi kito žmogaus, nesuprasdamas realiai, ko tu nori, nu, tai nesusikalbėjimas garantuotas iš esmės, ar ne? Ir tos pasiekmes, kaip tu paminėjai, ar ne, tai vad, kaip sako, santykiuose, vad, nu, kur daveda, ar ne, tas nepasiekiamumas, vad, kai užsidaro žmonės, nu, tai iš esmės, vad, kai man atrodo, kai pasako, nu, žinai, mes tapom kambariokais. Tai vad, man atrodo, vad, būtent labai geras toksai pavadinimas kambariokai, tai reiškia, vat, tie du žmonės emociškai nepasiekimi vienas kitam ir jie tapo kambariokais. Tai va, tai net nežinau, gal apie tas pasiekmes net nežinau, ar kalbam, ar jos gąsdina šiek tiek Aš turiu ilgalaikėj klausimą. perspektyvai. Taip. Aš klausimą turiu, aš labai sutinku su Violeta, ką tu sakei, bet toks klausimas iškyla, vat, pavyzdžiui, sakai, emocijos, mūsų, nu, man kilo emocijos, jos yra mano bėda, mano reikalas, su kuo visiškai sutinku, bet jeigu praktiškai žiūrėti, jeigu yra dabar poroj santykiai, na ir dažnai moteriai, sakykime, kažkas netinka, yra kažkas vyksta viduje, kas netinka, yra daug emocijų, yra daug visokiausių, gal nežinau, kažkokių tais ar pyktis užsilikęs, kažkas yra. Ir moteris nori pasikalbėti, sako vyrui, man reikia pasikalbėti, kada mes galim pasikalbėti šitą ir šitą temą. O vyras sako, arba ryt, arba poryt, vilkina, nešneka, arba nėra ką čia šnekėti, nebūk drama queen. Bet ką daryti tada? Mhm. Ką daryti? Tai už kiekvieno žodžio ir veiksmo yra motyvas. Tai koks yra motyvas vyro, žinai, man kažkada per pozityvios tėvystės kursus labai patiko dėstytojos mintis, kažkas skundėsi, kaip vaikas meluoja. O tai sako, tu pagalvoji, dėl ko tas vaikas tau meluoja? Gal jis tavęs bijo? Gal jisai tavim nepasitikė, gal tu jį esi nuvylus kažkada, gal tu jį išgąsdinai kažkada. Tai vat, tai lygiai taip pat vyras, nu šiaip anekdotų, bet ta prasme, vyrai tuos žodžius mums reikia pasikalbėti, nu priima hiperbolizuotai visada praktiškai, nežinau, nu čia tokia grėsmė, mums reikia pasikalbėti ir tada jau prasisuka galvoj, ką čia prisidirbau. Tai gal galima kitus žodžius parinkti, o gal galima, bet čia tas komunikacijos toksai subtilybės, toksai plonos linijos, kurias ten reikia išmokti tampyti tas virvelės iš tikrųjų. Tai dėl ko tas vyras vilkina? Va čia klausimas yra. Ar jisai iš tikrųjų bijo tavęs, ar jisai tavim nepasitikė, gal, ta prasme, tai yra reakcija į tave. Vyras vengia tavęs. Čia ne asmeniškai tavęs, apskritai apie tokį situaciją. Čia ne mano situacijai, bet aš esu tokia girdėjusi, bet aš kadangi girdėjau tokią situaciją, vis tiek grįžtu. Tai jeigu tokiam pavyzdį, kaip pavyzdžiui, mano nuomonė, tai yra visiškai emociškai neprieinamas vyras. Ką tokioje situacijoje moteriai daryti? Ar yra ir kažkokia perspektyva tų santykių? Kaip jūs galvojat? Kiek gali tęstis toksai, tų emocijų nepriėmimas, neišklausimas, neatsiverimas? Ar yra ta perspektyva? Kaip jūs galvojat? Aš galvoju, kad yra du galimi variantai, ne šitoj vietoj. Arba moteris tiesiog įsivertina savo ribas, kas jai tinka, kas netinka, ko jinai nori, ko nenori, ir jinai nusprendžia, jinai padaro sprendimą. Arba aš priimu tą žmogų, koks jis yra, arba aš einu savais keliais. Tai čia, žinai, dar aš kažkaip skaitydama tą temą prisiminiau, kas kalba apie kvantinę, nežinau kaip dabar, kvantinę sielą, žodžiu, apie kvantinius tuos dalykus, energetinius, kad, pritraukia mes kažkodėl į savo gyvenimą būtent tokius žmonės. Tai kaip veidrodėlis, kad tau parodytų kažką. Tai dažnu atveju, iš tikrųjų, jeigu tave tas trikdo, tai pas tave kažką užkabina. Gal tu pats kažko ten irgi nenori su savim spręsti. Bet čia iš tikrųjų labai gili ir filosofinė ten ta tema apie tą, ką pritraukiam, nepritraukiam. Bet, kaip sakiau, du būdai. Arba tu priimi tą žmogų, arba ne.
aš iš savo pozicijos pasakysiu, ta prasme, nu, vad, kaip aš sakiau, tam žmogui emociškai neprieinamam. Tai yra visiškai natūrali būsena. Jis išmoko taip gyventi, nes jam taip yra saugiau. Tai tu per prievartą jam gali ką nori kišti, gali vesti pas specialistus į psichoterapijas, gali kišti vadovėlius ir podkastus ir vesti į seminarus, webinarus. Jeigu jisai pats to nenorės, jeigu jis pats to neatpažins ir jis tame nematys problemos, nu tai tu nieko nepadarysi. Ne, tai Man tiek kartų, ta prasme, mano vyro paskutiniu metu, mano buvusio vyro paskutiniu metu, jau prieš skyrybas, mėgstamiausia frazė Alvyda buvo, mes kaip kambariokai. Nu, mm, nu taip, nu taip, bet man tai buvo kažkoks, ką reiškia kaip kambariokai? Nu, taigi viskas normaliai, nu, tai viskas gerai. Ir tu čia šalta, tu čia tokia, anokia, maždaug tu čia man niekad nesakai, kad myliu ir panašiai. Nu, ką reiškia nesakau? Taigi aš darbais parodau. Aš sakau, ta prasme, tai yra tokia natūrali būsena ir atrodo, kad manęs nepriima kaip žmogaus tokio, koks esu. Tik tai paskui jau ten, kai pradedi savo emocijas atpažinti, supranti, ai, nu jo, nu čia taip, jis buvo teisus. mhm. Man galbūt, žinai, kyla va tokia mintis, nes tu sakai, va arba, aš kažkaip vis tiek nu, tikėti, nu kažkaip ir pozityviai, nes man atrodo, kad kam įdomu apskritai apie komunikaciją, tai reikėtų pasidomėti ar paskaityti, va, yra toks dalykas, ar ne, gal ne visi dar žino, kad yra nesmurtinis bendravimas. Ir man atrodo, jeigu pasidomėjus ir praktikuojant, tai ne tik santykiuose su vyru, bet ir su vaikais, aš pati bandžiau ir tikrai veikia, ir tikrai atkreipia į tave dėmesį, ir tikrai tu tada išreiški savo emociją, stengiasi kitaip priimti kito žmogaus emociją, tai man atrodo, nu tai gali labai stipriai padėti. Kaip tu ir sakei, kad pirmiausia, nu reikia atpažinti tą situaciją, apskritai pripažinti, kad taip yra, o ne toliau kažkur bėgti arba numoti ranką ar ne, nes nu vis tiek anksčiau ar vėliau va išlys tie kambariokai ir jau tada niekur nepabėgsi. Nu arba jau pabėgsi, arba jau kažkaip bandysi spręsti. Bet man kažkaip aš iš savo dabar patirties, kaip jaučiu ir ką aš keičiu galbūt ir ką siūlyčiau, aš pati save atpažinau, kad esu iš tų, kur kai man atsiveria, nu tarsi pasako, ar ne, aš labai noriu pridėti, bet tačiau man atrodo, arba reikėtų ten kažkaip kažką tvarkyti. Tai man atrodo, kad čia reikia stop sakyti ir kai žmogus sako, atsiveria, išklausyti, nuryti, nu nepult iš karto kontraargumentuoti. Tai vienas toks mano vat asmeninis patarimas ir kitas toks, kur nu irgi sunkus, nes jeigu žmogus emociškai nemėgsta atsiverti, ar ne, ir mes jau tą žinom ir jaučiam, tai man atrodo, kad vis dėlto turėtų būti, žinai, tas toksai mažų žingsnelių į priekį, kai žmogus tu jauti, kad tau kažką duoda, ar ne, nu, vat kažkokį švelnumą, kažkokį, kad ir labai trumpą pokalbį, kažkokį gestą, kažkokį emocinį, jam padėkoti. Nu, tarsi duoti jam paskatinimą už patį mažiausią, menkiausią dalyką. Ir taip žmogus gal pradės jaustis vis labiau komfortiškai toje situacijoje. Nu, žiūrėkit, nu gerai mėnesis, pusę metų, pavyzdžiui, nurytą piliulę ten nekomentuoji, padėkoji ar ne už kažką. Kaip manot, gal galima vis dėlto grįžti prie to emocinio ryšio? Tikriausiai galima, nes čia buvo kažkas panašaus į pirmą namų darbą, kurį mes gavom iš porų terapeuto. Bet mes iš tikrųjų iki galo jo nepadarėm. Dėl to ir buvęs vyras. Tai Violeta visgi yra gal vilties, gal galim? Yra, vilties visada yra. Bet vat, kaip tu sakai, iš tikrųjų pradėti nuo to tokio, nu, nesmurtinės komunikacijos, išmokti išklausyti, taip, tas yra ir tas veikia. Mano atveju iš tikrųjų aš atsimenu, nu, jau tą tokią įtemptą situaciją, kai antiek yra daug tų nuoskaudų prisikaupusių, kad, nu, nebeišeina.
Nu, tiesiog nebeišeina, nes ego sako, ta prasme, tu čia man taip ir taip, tai kodėl aš turiu tą ir tą. Tai vad gal nelaukti to momento, kai jau yra persikaupę visko, persikaupę to tokių kaltinimų, o bandyti iš tikrųjų per aplinkui. Nes jeigu tu tokiam žmogui, nu, va, jeigu aš įsivaizduoju save, va, ateina pas mane, nu gerai, nebuvęs vyras, kad ir, sakykime, tas pats psichoterapeutas man paimtų ir pasakytų, žiūrėk, dabar tave reikia tvarkyti, nes tu esi emociškai neprieinamas žmogus. Nu, mano reakcija būtų, ten galvoj prasisuka tokie ne visai lietuviški žodžiai ir būtų atsiblokavimas, ta prasme. Bet jeigu per aplinkui apie kažkokią tą efektyvę komunikaciją, apie išklausimą, mokėjimą išklausyti, ta prasme, aš kai pradėjau domėtis apie tą komunikaciją, aš paklausiau kelis ten mokymus apie tą išklausimą, kaip reikia išklausyti žmogų. Tai wow! Tai ne taip, kad sėdi klausai ir kas ant liežuvio galo. Ten atskiras mokslas. Ta prasme, kaip padaryti taip, kad žmogus nesijaustų kažkoks priremtas prie kažko. Tai ten irgi yra daug reikalų. Mhm. Karolina, kaip tau atrodo, ar tu moki to nesmurtinio bendravimo santykiuose? Mokusi, žinokit, kasdieną ir su vyru, ir su vaikais, ir su savim pati mokusi. Šiaip tais mes turbūt kalbam visos apie vieną knygą tokią, kur yra nesmurtinė komunikacija, aš ją pati skaičiau ir yra labai daug gerų patarimų ir kaip tu, Violeta, sakai, mokslas. Ten galima susirašyti papunkčiui, kaip reikia bendrauti, išmokti atmintinai ir tą praktikuoti, nes bendravimas ir komunikacija užima, aš nežinau, kiek procentų mūsų gyvenimo. Tikrai labai daug ir viskas yra komunikacija ir bendravimas. Tiek kaip tu pats su savimi bendrauji, tiek kaip bendrauji su aplinka ir ką jau kalbėti, kaip tu bendrauji su savo namiškiais. Tai yra, pavyzdžiui, partneris, tikriausiai pats artimiausias žmogus, kuris yra tavo gyvenime. Tai čia turėtų būti sutelktas didžiausias dėmesys, didžiausia pastanga išmokti, kaip komunikuoti. Ir jeigu kalbant apie tą nesmurtinę komunikaciją, tenais vis tiek yra viskas panašiai apie tą saugumo sukūrimą tavo žmogui, tavo partneriui, kad jis galėtų atsiskleisti. Nes aš vis tiek manau, kad atsiverti ir atsiskleisti, būti išgirstam, tai yra malonu. Bet tas atsitiks tik tuo met, kada jausis labai saugu, kada negrįž kaltinimai, kaip tu, Alvyda, sakai, neteina, bet tačiau ir panašiai, kada bus visiškas priėmimas ir žmogus jausis labai labai saugiai, tada tas ir įvyks, bet tai gali vykti tik palaipsniui. Ir dar vieną dalyką norėjau atsakyti, Violetai, tavo, kaip sakai, kad būna prisikaupę labai daug nuoskaudų. Šitą irgi suprantu, kaip tai būna, kad atrodo, nu ką jau čia bekalbėti ir nuo ko čia pradėti spręsti, nuo kurios čia gyvenimo vietos, nuo kurių metų, nuo 1900 kelintųjų. Tai iš tikrųjų iš savo patirties galiu pasakyti, kad tada reikia atsisėsti, pagalvoti, ar verti šie santykiai kažko, ar aš noriu ateities ar ne. Jeigu taip, paim, pasistengti viską nubraukti. Nes kol bus tas bagažas, tas vežimas, nuoskaudų tempiamas, neišspręsi ir kaip vienas žmogus labai išmintingas yra pasakęs, tiesos nerasi ir visko neišnarpliuosi. Tai tiesiog nuspręsti, ar einam kartu, ar ne. Ar nubraukiam, kas buvo, ar ne. Tai va, šitas metodas man asmeniškai labai padėjo eiti tolyn į priekį. Čia, kas liečia su mano partneriu. Tai iš tikrųjų nesmurtinė komunikacija tai turėtų būti mokoma ir mokyti vaikus, nes jie irgi ateityje bus tiek žmona, tiek vyras kažkam kitiems. Aš galbūt palinkėčiau visiems, kai esi kažkokioj gyvenimo situacijai, kuri tau nepatinka, tai pradėti ją spręsti. Ir palinkėčiau visiems pradėti jas spręsti, ne tik galvoti, ne tik verkti, ne tik jaustis kažkaip blogai, ar ne, kažkokiom aukų kažkokiose pozicijose užsibūti, o tiesiog pradėti kažką daryti, įsivardinti ir pradėti spręsti.
Kaip tau atrodo, Violeta? Gal kokį baigiamąjį žodį duotum mum? Nu, čia Vilties, Violeta, vilties įžiebk. Visi nori vilties. Tikimės vilties iš tavęs. viltis visada yra iš tikrųjų. Labai sutinku su Alvydos palinkėjimu iš tikrųjų, kad, nu, tiesiog reikia spręsti. Mes įpratę iš tikrųjų labai tokį įdomų terminą išgirdau kitam podcaste, kad mes esam ta tokia, nu, mėgstanti pakentėti tauta, žmonės. Tai iš tikrųjų nebūtina kentėti. Jeigu dantis skauda, tai nekenčia, tai einat tvarkytis, einat pas gydytojus, jeigu koja skauda, irgi einat, nes jeigu ne, nu, neinat, tai žinot, kokios būna pasiekmes. Tai vat, jeigu širdis skauda arba kažkur kažkas negerai, tai einam ir tvarkom. Yra daug tų kelių, kaip tvarkyti, tiesiog žiūrėkit, kas rezonuoja, ten ir bandykit ieškoti. Nu, dar vienas, sakykim, palyginimas, jeigu akmenukas bate, nu, nevaikštot su tuo akmenuku. Taigi, nusimat batą ir išsimat tą akmenukų. Nu, tai vat ir išsirankiokim tuos akmenukus iš tų batų, kad būtų eiti labai lengva ir paprasta. Ir iš tikrųjų tada nedaisim iki tų nuoskaudų, kai jau ten ego virš debesų ir jau tada visiškai dzin, kaip ten kiti gyvena, jau tada svarbu, kaip aš. Nu tai ką, bėgam purtyti akmenukus iš batų ir susitiksim kitam epizode. Aš labai norėčiau dar prieš atsisveikinant, labai norisi pasidžiaugti. Nu, tiesiog projektais. Ir mes žinom, kad bus labai greitai renginys. Rugsėjo 21. Kaune. Labai fainoj vietai. Bus renginys labai intriguojančių pavadinimų. Alvyda, koks pavadinimas? Pavojingai gyva. Visas Pavojingai. moteris kviečiu, bus labai faina, bus labai gyva, bus tikras moteriškas festivalis. Tai tikrai visom bučkiai ir susitiksim ten. Ir jeigu kas žiūrėsit įrašą jau po tos datos, tai nenusiminkit. Nes Bus dar. tie projektai kartosis, bus Taip. dar įdomesnių ir dar geresnių iš visų mūsų. Tai sekit mūsų informaciją ir iki kitų kartų. Viso. Ačiū, merginos.